Rymygalą. Tai čia yra kelionės mūsų pusiaukelė. Jau nuvažiuota yra apie 88 kilometrai nuo namų. Teko truputį ratą daryti. Rymygos ten košmaras, remonto darbai. Ten tas ir tai, prie Jonavos teko truputį strikti. O, čia pusė kelių įveikta. Iki tikslo, va, čia greitį matuoja. Rymygaloj, va. Ir dangus į tą pusę, va, lyg tai saulytė šviečia. Tai kaip Kaune ir Kėdainių, už Kėdainių čia apsiniaukė buvo ir lietus, o kaip davė. Gal pašviesės vieną pusę, į kur keliaujam. O, mes keliaujam su savo mažąją. Panevėžys 25, Ryga 179, bet artėja į Rygą. Ir čia pusiaukelė, tai truputį arčiau. Ir štai va pasitinka Panevėžys. Be lietaus, sausai. Apsiniaukia, bet matot, truputį nulyta. Važiuojam pro Panevėžio miestelį. Sustojau truputį atsipūsų dukra, pamankštin kojas po kelionės, tai va sustojom prie Panevėžio Lidlo. Tai va kaip tik nusipirkau atsigaminti ledų, šiltas oras. O, atsigert salo gazuoto vandens kelionę. Matosi Norfo debesėliai, kaupėsi, o ką, truputį atsikvėpsim ir Lidlo ir toliau į kelionę. Štai toliau pajudėjom. Panevėžio centrai važiuojam. Sutinka šviesoforai. Raudonas, lauksime žalio. Užsidegė žalias, judam toliau. Eismas irgi. Gerai, žalias. Į parduotuvę, o ir dar kitas vėl šviesoforas, šone liko autobusų stotis. Centras Panevėžio. Vėl raudonas. Judame toliau. Daug šviesoforų. Stabdyt, kažkokas. Centrą ir palikome jau. Dabar po 17 eismas Panevėžyje. Kai ne vietinis pasiklysti. Žinai, nieko. Ai. Toliau. Šičia žalia šviesoforas. O priekį pasitinka minikusai. Ir raudonas. Judame toliau.
rajonas. Ryga tiesiai, Šiauliai kairė, Rokiškis į dešinę. Mum tiesiai. Judėjom. Tai čia pasikeitė Panevėžį. Norfa kokia matosi. Ir Lidlas didžiulis. Geležinkelio bėgiai išlikę. Maksimytė mažoji, anksčiau būdavo važiuoja pro šoną visada į ją užsukt. Oi, žieduką pasidarė net. Dabar madoj žiedai. Pervaža. Ir vėl matau priekį raudonas. Gineva. Va, kokia pilaitė pas Katiną. Parduotuvė ir kavinė ir viešbutis. Ir viskas. Jame kokia pavyzdinė gražiai padaryta. Panevėžio autobusas 15 numeris. Taip, žiedukas. Pasvalys 33 km. Ryga 147. O priekio, oho, kokio elevatorių. Kam? O, palieka. Gineva. Oho, elevatorius didžiulis. Čia turėtų būti po kairę pusę Panevėžio oro uostas ir muziejus nedidukas jame yra. Privažiuoja aplinkelį aplink Panevėžį. Kad nevažiuot per miestą galima aplinkui. Važiuot, bet esu važiavęs, kad didelis ratas gaunasi. Aplinkelis, bet ratas didžiulis. Jau geriau per miestą važiuoti. Gaunasi trumpiau, o mes galėjom. Yra. Kai ne senai važiavęs, nežinai kelių, tai čia visiems pasitaiko. Vidutinė greitis 90. Bekeliaujant sustojau vienoje aikštelėje pailsėti. Štai va, kai matosi lentelė. Jūs esate Baltijos kelio vietoje. Vyko 89.08.23. Nuo Lietuvos iki Vilniaus iki Talino. O dar šalia dėmesio neplatinkite afrikinio kiaulio maro, nepalikite maisto atliekų poliso aikštelėse. Štai toks apsiniaukia. Priekį turbūt bus lietaus. Visiukas. Tai lekia mašinos kelių. Privažiuojam Pasvalį. Sukant į kairę. Tiesiai per Pasvalio miestelį. Matas mašina priekį. Pasvalį 3 km, tai čia tiesiai, o mes pravažiuojam šonų Pasvalį. Jada Pasvalio. Matosi per čia Pasvalio vandentiekio bokštą su iškelta didžiulė trispalvė. O mūsų tikslas ne į Pasvalį.
mes vakar į Rygą rodo ženklas. O, lekiam tolyn. Tas yra daugiabučiai. O, kas čia vėjo nuneštas ženklas, visas audros turbūt. Taip ir nestatytas. O, karvės ganosi tai. Viską. Iki šmūra. Neskubėdama. Ir važiuojam sankryžą. Kairė Ryga, į dešinę. Vat nesakysiu, jei nepastebėt, neatkreipėt dėmesio. Matysite paskui. Jungiam posūkį, sukam į dešinę. Ryga 103 kilometrai, bet dėja mes į dešinę pusę pasukom. Nežinau, ar matysis, pasitinkam kaip Pabiržė. Tamsoj, lietus truputį valytuvai dirba. Atvo kaip apšviesta. Bet pasitinka šitą pusę Lietuvos kuri su lietumi. Ir vėl į tamsą. Štai patamsi. Lietus vėl nudavė gerai. Ir štai kelionės tikslą. Gal pasimatysi, gal gerai matome Biržai. Mes su savo mažai atkeliavom į kitą Lietuvos pusę. Apšviesta, va ir ženklas Biržų pilis, 3 kilometrai. Važiavom į Biržų miestelį, keliavom šiek tiek taip. Dabar yra 20 valandų 14 minučių, tai po 8:14. Ir atvykom į Biržus, štai va. Važiuojam per juos. Policininkų vadinamų, pridėliota, pristatyta. Ramu, tylu, viena va kita mašinytė. Judesio beveik jokio miestelio. Rodiklė, Skaiskalneva, Latvijų, Rokiškį. Centrą. Žiebės, mes tolyn. Ženklas centras kilometras, Vabalninkas 28, Kupiškis 50. A mes kur kilometras? Čia miestelė tai jau daugiau mašinų. Lietus atrodo apstojo. O keliai prieš Biržus tai čia va. Ir Pabiržėje tai gerai jau su lietum pasitiko, matot, ir žaibuoja net. Tai pavasarį ir vasarą oras. Kokia dabar rodo mašinai 19. Čia dabar tamsu neapšviestas senas siauruko vagonėlis stovi. Jis
garvežiukų. Iki 9 parduotuvų. Tik 8. Ir šviesaforas Biržų. O, kaip gražiai fontanai apšviesti. Nelytų lietus, tai būtų faina ateiti, pasižiūrėti. Aišku, čia yra kur paeiti. Oras lietus, tai būtų gražu pasivaikščioti po miestelį. Privažiuojama. Šviesaforą. Mum į kairę. Prieky paštas Biržų senasis. Čia buvo garsais tais pašto karveliais vadinamais. Pirmą juostą pasirinkau. Matosi, va, bažnyčia gražiai apšviesta. O, reikia pasivaikščioti rytoj. Svarbiausia, kad lietus nelytų, nesugadintų viso pasivaikščiojimo malonumo. Priekyje Biržų ta autobusų stotis. Čia Turgaus paviljonas, Vinotekos reklama šviečia. Čia va savivaldybė, o kokie fontanai gražus. Jeigu matosi, va, štai truputį šoka. Po kairę pusę patamsi Turgus. Čia vienas šumacheris skubantis. Mes va štai atvažiavom, kur reikėjo. Ir ką, lauksim dienos, ryte, į turgų, medžioklėn ir po patį miestelį pasivaikščioti.